Mėlynė sveikina visus ir ansamblis Marių banga. Kolektyvas ilgaamžis, kolektyvas puikus, kolektyvas yra iš Kauno miesto, iš Palemono mikrorajono. Šis ansamblis, kurį sudaro išties apie 15 narių, šiandien mums paruošė yra muzikinę programą, keletą gražių muzikinių kūrinių. Juos norėsim išgirsti, jais norėsim pasidžiaugti ir aišku, dar kartelį padėkoti norisi ir šio ansamblio vadovui Rimantui Vaičiakoniui, kuris štai čia su akordeonu arčiausiai manęs, man iš dešinės ir ves visą kolektyvą ir jo pasirodymą į priekį. Tai, kaip jau galit pastebėti, kolektyvai šiandien šventėj tikrai pasiruošę, juk tai Mėlynių festivalis, tai damų suknelės mėlynos, vyrų kaklaskarės irgi mėlynos ir išties šiandieną ta mėlyna spalva tikrai mus lydi visur.
Ačiū šiam puikiam kolektyvui, ačiū Mariui Bangai ir žinoma simbolinis prisiminimų krepšelis apie Mėlynių festivalį įteikiamas vadovui. Ačiū Jums vadovė labai. Noriu paspausti dešinę ir tikrai pakviesti sugrįžti į šį festivalį. Atplauk galbūt netgi kitą kartą, ar ne? Nes jungia mus juk, ar ne? Tas pats Nemunas, tik pas Jūs jis užtvenktas, o pas mus čia tekantis jau ta pavadinkim laisva eiga. Ir iš ties, ačiū Jums labai už tą šaunų pasirodymą. Mūsų puikus kolektyvas Marių Banga. Iš ties, kai pakviečiau ir pristačiau scenoje, pagalvojau, o, Marių Banga, mano vardas yra Marius. Tai mes, reiškia, mes iš tų pačių Marių, ar negaunamės? Labai smagu.